keliamės į Anykščius, čia kalbinome trenerį Tomų Urbelionės, Kemerų sporto komandos trenerį. Treneri, kaip vyksta pasiruošimas naujam sezonui? Sportuojam. Įpusėjo 5 diena. Kol kas vaikinai tikrai darbuojasi iš visų jėgų. Maloniai stebino kai kurie žaidėjai po vasaros. Tikrai sutvirtėję, sustiprėję. Jokių priekaištų dėl darbo treniruotės neturiu. Tai vienas malonumas tiesiog dirbti. O priekaištų ne dėl treniruotėse? Šiokių tokių būna, bet viskas proto ribose. Daug drausmės pažeidimų? Pasitaiko. 2 dienas tikrai intensyviai dirbam. Turim tada 1 dieną laisvesnę, kur šiek tiek papramogaujam, pažaidžiam turnyrą, 1-1, tarkim, žaidėm turnyrą. Ir vėl, kitą dieną vėl kimbam į darbus. Komanda tai tikrai sustiprėjo, bet ypač noriu pagirti Aurimą, vieną mūsų komandos centrą, tikrai labai pagreitėjo. Visa komanda fiziškai sustiprėjo ir logiškai. O kalbėjot su žaidėjais, kokį kitą sezoną norėtumėt, kokios yra jūsų svajonės? Mūsų tikslas pasiekti 1 divizioną, turbūt išeis, nes siekime aukščiausių. Pernai patyrėt skaudų smūgį, praradot vietą 2 divizione, iškritot 3. Jo, bet aš manau, kad tas nukritimas mums nedavė labai daug pralaimėjimo, o dar labiau motivavo judėti į priekį ir tiesiog manau, kad tai bus geras spyris į užpakalį judėti tolyn. Kalbėjot jau su žaidėjais, kokius tikslus savo kelsite šitą sezoną? Dar tokį kaip atskiro pokalbio neturėjom, bet manau, kad kiekvienas savo yra išsikėlęs kokius nors asmeninius tikslus. O komandinis tikslas? Laimėti ir išeiti 1.